matei? Mačiau. Va, žiūrėk tokie. Mano matys atrimažėlis. Atvykom, leido pamyšti ir varysim į safarį. Taip, ne karšta visai, 21 laipsnis, viso labo. Aišku, dar labai ankstyvas rytas. Bet tuoj turėtų sušilti iki 30 kokių gal. Bet čia visai net vėsu. Matosi toliau drambliukas. Mes sėdim gale, aukščiausiai taške. Matysim dramblius jų lygyje. Dramblių žiūrovė. Jūs ne gyvūnas tam. São camaradas. Por que eu tô sempre razões assim? Já se brinca. Sonia, kaip tu dramblys? Ar patinka? Patinka. That colorful bird is called painted stork. It's migration bird. Vien tik tai šūdai. Visas plotas vien tik šūdo. Ir vienas šūdo fabrikas. Mają wielkie botki.
Because they are female. So the important is female. This female? Perkarus tokia. Chciałabyś tu wszedł? O tam dar kažkoks gyvūnas. Kur? Toks mažiukas kažkoks. Jie čia vienas prieš kitą šoka. Pastebėjau ne vienoje vietoje. Va, iškasa duobę. Nu, geriausia atveju sudegina, primeta plastiko ir užkasa. Ir rami galva palaidotas šiukšlės, nesimatom paviršiaus. Matai? Žiūrėks didelį. Aba, pavarė. Koksai. Mes sode auginam, vargstam, puoselėjam tos baklažanus, o čia jie auga kaip gėlytės kažkokios, tai va, baklažanų priaugę visur. Kyciu, miau. Šitantį viešbutį parduotuvė turi seniukas toksai. Kažkokias suknelės, nedidelė tokia. Stovė sėdi, labai sveikinasi gražiai, šį dabar gėlytės dėlioja. Tai Lecenata užėjęs nuėjo pas ją, mane paliko čia jo vietai sėdėtai. Čia gėlytės tokias jis dėlioja. Nežinau, ką iš čia daro. O va tos va, baltas. Nežinau, gal papuošimams kokiems nors. Pasidėsiu kokosiukų, bet tokia ne per didelė. Ne, bet dar kokosą neparagavom. Nu, kažkaip, vis nėra kada. Ką šiandien dar nuveiksim vakare? Ai, tai gal pakalbėti noriu apie mūsų safarį. Tai nenusipirkai nieko. Supratau. Ai, nusimaut batus irgi reikia. Parduotuvėje. Žodžiu, safaris, nu toks posilpnis. Nu, matėm ten daugiausiai, aišku, drambliai, krokodilą matėm, šakalą matėm, gaidį matėm, nu, pavų daug, beždžionių, kažkokį, mačiau, kaip kiaunė tokia šarmanėlį, kažkokį ilgą uodegą, labai panašus. O gal mangustas? Mangustas galėjo būti. Nes čia galėjo mangustas būti. Ką dar mes matėm? Gal dabar nieko nebūtų. Halo. O tai pasitinka darbuotojai. Nu, malonus žmonės iš tikrųjų. Visi, praktiškai visi malonus. Kaip Tailande. Atėjo svečiai ir pas mus. O! Vai, maizytė kokia graži, neturim nieko duoti. Sausainį duok, Sonia. Jožiau, kokia glėžiuolė tu. Nu. Eikš, mažutė, eikš čia. Eikš čia. Eikš čia. O, didelis tai. Ne, šitas dar vieną burnoj turi, kitą pasiėmė. Va taip ir gyvename mes čia. Ne, aš matau, kad ant krašto stovi. Kaip mano sausainiai, to visi bananų čia dalinas, jau nusibodėm bananai. Sausainiuką kerta. 3-6 čia. O, šitas drąsuolė mano. O, ekš. Bet taip čiumpa bijodamas vis tiek. Kur dabar prisikrausi, žiūrėk, kaip kortas laiko rankai 2, vieną burnoje, trečią dar užsikišus, dar esi už tai gauna valgyti. O tas
kažkaip nelabai. Žiūrėk, tas vyresnis gainėje. Va. Dar mes. Taip prisėrinat, aš turiu dar kišenį. Mano kišenė visą šokoladuotą. Nu, skanu? Gal... Ai, numečiau kažkur ne ten dar turi. Jas rūbus plau. Tai kokie žiūri. Norit? Nori? Nori mažiukai? Ankš mažiukai. Nebijau. Valgai, dar nori vien? Ir fine. Gal. Kur tavo Margarita? Nebėr? Margarita. Ta nuotrauka, kur mes visi su vaikam. Varėm šiandien į Mirisą. Pasivaikščiosim, pabūsim čia. Žiūrėsim, kas gero. Jau iškart matom, kad maudytis bus ypač sudėtinga. Tai įtariu, kad tik pabraidyti teks. Nes tai žmoniškai didelės bangos. Nors yra vienas kitas žmogus maudosi. Tokie. Ir visokie surferiai. Sahagaran bangga. Tai čia jeigu ateini ryte, tai visur žinot. Mano alpinistė. Išsirioglino.
Pieno puta. Žiūrėk, kokia siaura. Čia netgi tu savo užpakalį nekištum, ne tik aš. Tai čia kažkoks įrankis yra. Čia valtis. Labai jau šita vieta išpijarinta ir man tai čia nieko įdomaus visiškai. Kelios palmės tos nulūžusios kažkokios. Nieko įdomaus. Turiu vieną užtekę abiem. Nu tikrai, kad nemaža porcija. Nu, valgomas. Valgomas. Žodžiu, su programėlė išsikvietėm taksą. Jis negalėjo prie mūsų sustoti, nes tuktuko mafija jam prigrasino jį užmušti. Tai jis turėjo pasitraukti žymiai toliau ir peškom turėjo matyti kokie 150 metrų. Okay. Kiek žvejų laivų. Nafkė pasivaikščioti. Į abi pusės matot, kokie dabar vaizdai vakariniai. O į kitą dar čia kol kas judėjimas nedidelis. Gerai, Nata eina čia paklausti vienoje vietoje, labai buvo skani žuvelė. Ar turėjęs, nes vakar bandėm irgi tos žuvelės gauti ir sakė nėra. Pabandysim dar kartą.